varysis ant žemėlapio, kaip keliauja. Šitą palaikyk, kaip ateis ant automobilį. Я говорю, Не палку, Сергей, все, Сергей. Я turiu tą mikrofoną. Aš telefonė neturiu garso, neturėsiu, jis sakė, rungtynių scenarijus šiek tiek keisis. Liko 30 sekundžių iki starto ir tada visi pajudės. Turim dalyvius 9 šiandieną. Gerai, važiuojam. Viskas. Neskubėk, oho, kad buvo 20. Pažiūrėsiu, koks čia greičiai eini. Dabar 15 varai. Va, kiek čia? Jo. Realiai tu dabar varai 15 ir... Jo, mano irgi 14, o kažkur tai 14, a ne, mažiau, 13, jo, 13 su pusė dėgi. Tai tu realiai, o tu esi apsitambėjai, nepasidėsiu tenai tos baudės, kiršnis. Nu, nes reikėtų pasitankti daugiau ir nepasiruošti, kitankas nekada. Realiai, ar tu stiprėsi tos baudės, ir tu švelnių baudės
Sveiki, labas rytas. Labas rytas. Kaip jums sekėsi kelionė? Puikiai, puikiai. Džiaugiuosi. Papasakokit, aš žinokit nustebus, aš pirmą kartą matau tokią transporto unikalią priemonę. Prašau, papasakokit, kas tai per... Čia yra elektrinis triratys. Buvęs paprastas triratys, dabar elektrinis. Jisai pagal save pritaikiau, kadangi esu nevaldovų dešinės pusės, tai va, tai ranką galiu, koją įsikišus į tą pedalą ir važinėjau su to. Realiai važinėjau jau 3 metai, o pasiekiau tokį lygį, kad jau buvau šią vasarą net į Vilnių nuvažiavęs su šituo per savaitę. Porą kartų, 2 kartus į Vilnių jau buvau. Visą atstumą iki Vilniaus? Taip. Su daug, nakvynių tenai, Tauragėj, Jurbarke, Veliuomenėj, Kaune. Tai va, o Klaipėda ir visi ten važiavimai į Palangą, ten daug važinėjau. O čia dalyvauju irgi iš tokio niuanso, kad aš noriu parodyti, nes aš matau Lietuvoje, ypač Klaipėdoje, Lietuvoje, kažkaip tai realiai invalidai arba senukai, jie nelenda, nevažiuoja ir kažko tai, užsidarė kažką. O aš laimingas, dalyvauju, važiuoju ir noriu, kad kiti taip pat matytų tą. Ir kad pensininkai ar kažkas sėstų ant dviračio ir važinėtų, neužsidarytų. Aš taip pasakysiu, aš jumis tiesiog žaviuosi apskritai transporto priemonę ir kitas dalykas, jumis pačiu, kuris propaguoja ir pasakoja žmonėms, kad vis dėlto užteks sėdėti namuose, reikia išdrįsti, būti savimi, būti tokiu, kokiu esi ir keliauti taip gali, ar ne? Taip. Gintautai, ačiū Jums, ačiū, kad dalyvavote lenktynėse, labai norėčiau Jūs matyti ir kitais metais ir kita vertus pasiekti daug geresnių rezultatų, aplenkti ir daugiau transporto priemonių. Yra normos 25, negalim greičiau. Jūs laikėtės kelių eismo taisyklių. Dėkoju Jums labai, keliauju, ačiū. Keliauju pas mikroautobusą, žinome, kad visų mėgstama transporto priemonė. Palauk, reikia kišti. Palauk, minutėlį, palauk. Gerai. Ne, bet aš čia to šono man nepatogu. Gerai, bandom. O gerai, tai ar išsipildė tie lūkesčiai, apie kuriuos šnekėjot? Ką aš žinau, kokie lūkesčiai, realiai tai parodys laikas, nes aš noriu parodyti Klaipėdai, Lietuvai, kad neįgalūs, kad pensininkai, kad visi, kurie, aš pavyzdžiui, nevaldau dešinės pusės, kad gali važiuoti, gali dalyvauti, nėra problemų, galiu džiaugtis. Nes vėl pasikartosiu, aš jau šią vasarą buvau 2 kartus nuvažiavęs į Vilnių.
šito su šita priemonė. Nu gerai, o dabar, va, kaip jūs sakote, pensininkų neįgaliam, kaip per piką sekėsi pravažiuoti? Puikiai. Pavyzdžiui, aš džiaugiuosi vėlgi, kad ta infrastruktūra biškutį pagerėjęs yra, vis gerėja tvarkosi, realiai visi tie nuvažiavimai krašteliai nuo šaligatvio, visi tie ypač senamiesty, tiek ištvarkyta viskas. Realiai, nu, kai kuriuose tokiuose vietose ten šiek tiek, bet viskas eina į priekį, tvarkosi takų, koks dabar takas į Juodkrantę, iš viso, nu, fantastika. Ačiū Jums labai. Prašau, labai, prašau. Ne, pabėga. Net neužduostas viską, tiesiog jau į pasės. Tiesiog gal su autobusu važiuoju. Bet realiai tu gali paspirtuką Bolt ir važiuoti ant